Būtent šito video noriu padrąsinti žmonės, kad jūs tikrai šaunuoliai, kad einat, dirbat su savim, ieškot informacijos. Ir vienintelis dalykas, jūs jau kai beveik užlipat į tą savo Everesto kalną, vos lieka ir jūs nusiridenat ir vėl pradedat kažkur. Kame ir kaip tai pasireiškia, tai kad jums trūksta būtent tos kantrybės, jūs neduodat savo laiko, norit maksimaliai išspausti iš savęs visas tas sultis ir nepalikti nieko savo, o ne taip, kad brandint tą sultį savyje. Ir būtent kaip su psichologija tai susiję, tai matau ir dalyvauju irgi kažkokiuose mokymuose, verslo, savęs auginimo, plečiu būtent savo dar akiratį. Ir iš savo žmonių, su kuriais dirbu, kuriuos konsultuoju, matau, kad jie nori kuo greičiau, jeigu nepavyksta su šito įrankiu, bėga jau dirbti su kitu įrankiu. Jeigu nepavyksta su kitu, bando dar visiškai kitokias technikas, kitokį įrankį, ne psichologinį, tada dar visokio. Ir taip bėga. Aplink tą, žinot, kalnas, aš bėgu aplink kalną, nes bandau visokias technikas ir nelipu net į kalną. Arba jeigu lipu, biškį užlipau, nepatiko, netiko, nepasiekiu, nematau rezultato ir vėl nusileidžiu ir vėl einu iš kitur. Ir jūs tada niekad nepasieksit šito kalno. Arba bus tikrai labai ilgas jūsų procesas būtent pasiekimo to kalno, kad aš atsistoju ant savo gyvenimo to pjedestalo, ant savo gyvenimo Everesto kalno ir aš pamatau visą savo gyvenimą, visas sferas, tas 8, 10, 12, kas kiek nori, tiek ir mato, bet pamato savo asmenį gyvenimą, finansus, būtent darbinę patirtį, šeimos, hobiai, sveikata, pamato tikrai visą tą horizontą savo gyvenimo. Bet trūksta kantrybės, tikrai matau, kad trūksta kantrybės ir žmonės bėga būtent, kad nori greitai. Kodėl taip vyksta? Nes tikrai dabar yra būtent tas socialinis, internetinis laikotarpis gyvenimo, kad mes ten gaunam greitai, mes matom greitus rezultatus, bet mes nematom, kokią komandą dirbo iki to rezultato, kurį mes pamatom. Mes nematom, kiek ten buvo įdėta pastangų, finansų, dar visokio priemonių ir resursų tam, kad būtent mes kaip žiūrovai pamatytume tą kažkokį vaizdą. Tikrai nebūna greitai ir kokybiškai, arba greitai ir rezultatyviai. Tikrai taip nebūna, nes pasižiūrėkit, net sūrės, pelė gaudikliai, tikraigi nėra taip, kad 1-2 paėmė ir suvalgiai. Tai ir gyvenime taip nebūna. Ir pavyzdžiui, aš sakau visada, duokit savo mažiausiai 3 mėnesius. 3 mėnesiai, kaip ir darbe, jūs gaunat bandomąjį laikotarpį 3 mėnesiai. Kodėl? Nes 3 mėnesiai, 90 dienų, tai yra laikotarpis, per kurį pasikeičia, atsistato naujos ląstelės būtent smegenų ir tam, kad jums pradėtų įsiskverti jūsų smegeninę, jūsų smegenis ta nauja kažkokia programa, naujas įprotis, naujas mąstymas, tai duokit savo būtent tas 90 dienų. Dirbkit sąžiningai, tikrai taip rezultatyviai, kiekvieną savaitę, pavyzdžiui, kai su manim, tai 1 kartą į savaitę konsultacija. Kartais būna, jeigu tikrai ten nėra labai taip, kad reikia traukti žmogų iš minusinio to lauko į tą pliusinį arba į nulinį, tai būna ir užtenka 1 kartą į 2 savaitės ir tarp šitų yra namų darbai, kuriuos jūs turi daryti sąžiningai, minimaliai, kas maksimaliai, bet jūs turi daryti tam, kad mažais lašiukais jūs prikapsėtumėt savo tą patirtį ir naujus įgūdžius. Tai 90 dienų. Aš asmeniškai tam, kad pasiekčiau to, kur jau nebebijau, arba bijau, bet vis tiek einu, bet kur aš suvokiu, kad mano baimės nėra pagrįstos. Kai aš pamačiau tą atsistojant ant savo Everesto kalno, tai aš jau irgi taip ten bėgau,
tai turbūt kokių 10 metų ieškojau knygų, mokymų, video, visokius reportažus, kursus. Ir čia buvo tas lašas po lašas ir aš va taip į viršų žemyn, į viršų žemyn, į viršų žemyn. Ir mano gyvenimas tikrai labai nesikeitė, bet jau kardinaliai pasikeitė. Tai aš dėjau pastangas kokius 3 metus. 3 metus, kol kardinaliai pakeičiau ir kardinaliai pamačiau pasikeitimų savo gyvenime. Bet jau kardinaliai. Maži žingsniai, tai aš jau mačiau ir po 3 mėnesių, ir po pusės metų. Bet būtent, kad neskubinkit savęs. Nebus jums taip kaip Instagrame, taip kaip TikTok'e, kad va 1, 2 ir padarėm. Čia žinot, pasakysiu tokią vaikišką pavyzdį iš asmeninio šeimos gyvenimo, kad vaikui 6 metai, jisai pasižiūri YouTube, visokius ten darbelius kažkokius, arba, pavyzdžiui, net žvejybą, kad ten per 15 minučių prigauna daug žuvų. Pasižiūri, pavyzdžiui, kažkokį darbelį, arba ten kažką, laikhakai, ir jisai, aš sako, mamo, žiūrėk, kaip greitai, kaip lengva, ir aš sako, okei, pabandom. Vieną kartą pabandėm, visiškai nepavyko. Kitą kartą pabandėm, pavyzdžiui, su žvejyba, mes nuėjom per valandą laiko, per 2, nei vienos žuvies arba vieną mažą žuvytę. Tai čia kažkas negerai. Taip, ir aiškinu, kad va tenai, ką mes matom ekranuose, ten ne visada yra taip, kaip yra gyvenime. Nes ten sudeda, gali visą mėnesį dirbti tam, kad jums parodyt 5 sekundžių vaizdą. O mūsų protas priima, va ten greitai, ten 1, 2 ir padarė, ten 1, 2 ir pasikeitė, ten 1, 2 ir padarė. Marketingas dirba, tikrai pardaviminis marketingas dirba ne jūsų naudai, o tų žmonių, kurie nori užsidirbti, kad aš tau per 3 dienas padarysiu, pakeisiu tave kardinaliai. 5 dienų mokymai arba ten 1 dienos mokymai, tu tapsi turtingas, tapsi laimingas, rasi savo ten tinkantį partnerį, savo svajonių partnerį. Netikėkite, nes tikrai nebūna taip 1, 2 ir viskas. Darbo reikia įdėti, kantrybės, tikrai reikia kantrybės ir eiti mažais žingsniais, daryti, galvoti apie tą dalyką, praktikuotis, bandyti įvesti kažkokias naujus įpročius, naujas idėjas, naują veikimo būdą, tiesiog kad pasikeisti. Tai neskubėkite ir tikrai padrąsinimas, eikit, bet mažais žingsniais. Duokit savo mažiausiai 3 mėnesius, surašykite šiandien, pavyzdžiui, kad koks jūsų gyvenimas būtent šiandien, ką jūs matot, ir po 3 mėnesių darbo su savim, būtent dirbdami su specialistu, po 3 mėnesių surašykit, o kas pasikeitė per tos 3 mėnesius. Tada jūs pamatysit tą rezultatą ir tos pasikeitimus. Nes jeigu jūs, žinote, čia kai sako, tie, kurie metas svorį ir kurie veda, kad nesistokit ant svarstyklių kiekvieną dieną, nes jūs galit sukūsti, jūs turit matuot centimetrus apimtis, bet ne kilogramus, nes jeigu jūs buvot biški prie riebalo, tai pradedant sveikai maitintis, sportuoti, jūsų riebalas deginasi, bet pasidaro raumuo. Ir raumuo yra daug sunkesnis nei riebalas ir jūsų svoris gali net užaugti, bet apimtis sumažės. Ir lygiai tas pats yra ir psichologija, būtent savo gyvenimo pasikeitimuose. Mes negalim matuoti kažkur 1 savaitę, 2 savaitės, 3 savaitės, nes jūs įsivaizduojate, jūs kaupiat patirtį 30 metų, 40 metų, 60 metų ir jūs norit per porą dienų, per porą savaičių kažką pakeisti. Kažką jūs galit pakeisti, bet tikrai ne kardinaliai taip, kad apčiopsit, kad tikrai pasikeitė. Tai neskubėkit, duokit savo laiko, duokit savo tos kantrybės, lavinkit, kad taip aš einu mažais žingsniais prie pasikeitimo ir jie tikrai įvyks.